Sveiki kolegos, noriu šiandien jums parodyti, kaip iš tiesaus sijono, turint tiesaus sijono lekalus, priekį ir nugarą, padaryti klostuotą sijoną. Nusibraižiau klostuotą sijoną, priekyje bus 4 klostės. Jeigu mes žiūrėsime į priekio lekalą, kuris yra pusinis, vadinasi, ant jo turim suprojektuoti 2 klostės. 2 klostės bus maždaug 5 cm gylio ir viena, ir kita. Ir noriu jums papasakoti, paaiškinti, o tai kągi daryti su tuo priekiniu įsiuvu, jo čia kaip ir nesimato. Taigi pradedam. Pirmiausia, imam savo priekio detalę, kuriame mes matome priekinį liemens įsiuvą ir braižome nuo įsiuvo liniją žemyn. Nuo linijos atidedam tarpą, kokį mes norim, kad jisai būtų tarp klosčių. Jeigu mūsų klostės yra po 5 cm, tai ir tarpą darysiu 5 cm. Pasižymiu ir vėl brėžiu lygiagrečią liniją. Nusibrėžiau. O va dabar abrakadabra per šitas linijas, šitą mūsų gražų lekalą, sukarpysim. Atkreipkite dėmesį, kerpu taip iki įsiuvo galo, o tada jau pagal įsiuvo linijas. Pagal vieną įsiuvą ir pagal kitą įsiuvo kraštą. Taip, tuoj užsidėsim ant popieriaus ir paaiškinsiu, kaip yra projektuojamos klostės. Mūsų priekio detalė. Dabar paimam, šoninė dalis mūsų išlieka vietoj, o va štai šitą pirmąją klostę nuo šoninės siūlės jums reikia praskleisti. Jeigu mūsų klostė yra pusinė 5 cm, tai vadinasi, jinai dar persilenkia per pusę, vadinasi, mums reikia 10 cm. Atidedam 10 cm. Va šitas atstumas yra 10 cm. Kai klostės plotis pusinė 5 cm, pusė klostės. Taip. Ir nusibrėžiam tai, ką mes gaunam. Šitas kraštas pasviręs, viena dalis. Apibrėžiam viršutinį kraštą. Čia mes atitraukiam, brėžiam kitą kraštą iki sekančios klostės. Taip. Toliau. Čia antra klostė. Va štai šitą. Vėl atitraukiam lygiai tuo pačiu atstumu 10 cm. Ir brėžiam likusią dalį. Čia jau eina tiesios linijos. Apibrėžiam, gražiai brėžiam. Ir šitą dalį taip pat. Taip. Ir patraukiam į šoną. Ir štai ką mes matom. Mes matom sukarpytas 3 sijono dalis iki pusės. Čia yra lenkimas, priekio centras. Sujungiam šitas linijas. Vieną ir kitą
ir turime klostę. Parodysiu dabar, kaip jinai atrodo, jeigu mes va šitą va detalę išsikirpsim. Štai pasiruošiau, va, išsikirpau tokią detalę su jau klostėm. Atkreipkite dėmesį, kad viena klostė, jinai yra įsiuvo vietoje ir būtinai va čia jinai bus platesnė, o šita klostė, antroji klostė, jinai jau yra visur vienodo pločio. Liemens įsiuvo jokių būdų negalima pamesti. Tai yra klostės vidinis lenkimas ir vienos, ir kitos. Ir klostės dabar lenkiasi, būtinai, aišku, reikia pažymėti, į kurią pusę, iš gerosios pusės, į kurią pusę jinai lenkiasi. Pirmoji mūsų klostė užsidaro ir jums reikės sutabdinti va šitas vat linijas. Man ant popieriaus yra sunku tai uždėti, bet jums siuvant reikės va šitą liniją su šitą sutabdinti, todėl kad čia yra tas liemens įsiuvas. Viena klostė, o čia vat yra antroji klostė. Atidarius detalę, kai jau jūs dėsit ant audinio, jūs turėsite štai tokią klostę. Svarbiausia, nepamesti liemens įsiuvo. Su nugaros detale yra viskas lygiai taip pat. Šitas klostės nuo viršaus jūs galite užsiūt nuo 2 iki 4 cm, o jeigu modelis reikalauja, galbūt net ir iki klubų linijos. Galite nupiltakiuoti apdailos peltakiais. Apdailos peltakiai, aišku, kai kur eina per pačią klostę iki pat apačios, tai jau priklausys nuo jūsų modelio. Tikiuosi, kad mano pamoka jums buvo aiški. Su jumis buvau aš, Ramunė Savilienė. Iki kito karto.